ir būsite pasveikinti šį kalėdinį vakarą. Skambinkite numeriu 86, bet koks skaičius 30484170 ir tiesioginiam eterį pasveikinkite jūs, brangūs žmonės. Štai ir pirmasis skambutis. Labą dieną. Kas mums skambina? Man Tryda iš Panevėžio rajono, Šiaulių savivaldybės, Rūtiškių kaimo. Kalėdų proga norėčiau pasveikinti savo gyvenimo draugus, ir dar norėčiau pasveikinti savo 20 karvių, 115 vištų ir 4 kiaules su kalėdom. Aišku, norėčiau pagroti jiems Radži dainą Dzindziliukai. Ar kaip tau vadinasi? Nepamenu, bet nuleisk. Dainuoja Radži Dzindzilin. Štai mums prisiskambino ir antrasis žmogus. Klausom. Короче, сейчас связывается, короче, это связано, я прошу, Петька, Спиновик Сабелес. И, короче, всякие просунча, Оля, пич, дай, просто давай. Dainuoja Tupytės. O dabar mūsų spalvinga reklama. Sveiki visi mados mylėtojai. Kiekvieną savaitgalio popietę jūs turite nuostabią galimybę stebėti patį madingiausią Lietuvos šou su pačiu madingiausiu jos vedėju, manimi, Mantu Petruškevičiumi. O Bože, stebėdami mūsų laidą, jūs galite sužinoti pačias naujausias mados tendencijas ir galbūt netgi pamatyti jas mūsų šalies gatvėse, be abejo, kartu su manimi, Mantu Petruškevičiu. Klausyk, vaikeli, tu kalgotkės ir viršelkės, bet nesuderintai, žinau, klausyk, tu paklausyk, kad tau žmogus. Atsiprašau, mielos ponios, mes draugai. Po reklamos mes grįžtame į tiesioginį eterį ir turime jau net trečiąjį skambutį. Sveikinu savo bendradarbį su atleidimo iš darbo diena ir linkiu jam gerų švenčių. Siunčiu jam dainą čiuožki. Su šita dainu linkiu tau čiuožki kuo toliau. Dainuoja čiuožki. Thank you.
nu kas taip rengiasi? Stiliukas turi būti haute couture. Mylim, bučiuojam,